2 savaitėm išvažiavom pailsėti, o čia lietus šilta ir žiūrėkit, kiek piktžolių, kiek čia turėsime darbo, čia braškytės mūsų auga. O čia žiūrėkite skirtumą. Pasodinau pavasarį braškes su Vilnos danga ir žiūrėkite, koks skirtumas, kas darosi čia. Į ką mes turime čia specialiai palikau jums, kad jūs pamatytumėt skirtumą. Žinokit, kad būtinai Vilnos agro danga turi būti pakankamai stora. Ši danga turi 250 gramų ant metro. Ir jinai praktiškai piktžolių matot, kad ir nepraleidžia. Vieną kitą piktžolę mums pašalinti bus tikrai lengva. Štai taip. Ši danga pasirodo, kad veikia ir į kitą pusę. Žiūrėkite. Aš matau, kad ūsas čia įsišaknis. Matot? Tai yra puikus dalykas. Piktžolės neprauga, tačiau ūsai įsišaknyja. Ir kitais metais mes tikrai čia mažiau turėsime piktžolių. Tačiau turėsime įsišaknyjusius ūsus, kurie kitąmet taip pat čia derės. Ir dar labai svarbu, braškių lysvė augs čia 3 metus mažiausiai. Kartais paliekam ir 4 metams. Tai žinokit, kad šį danga per 3 metus tikrai visiškai suirs. Galima bus tiesiog sumalti su kultivatoriumi, čia palikti ir jinai dar atliks ir savo antrą užduotį. Jinai veiks kaip azoto trąša. Puikus, natūralus, tvarus, visiškai ekologiškas sprendimas. Naudokitės, užsisakykite pas mus, bandykite, tai tikrai veikia.